Sveiki, aš Auksė. 2024 m. vasarą atradau Financial Lithuanians – Emilį, Justiną ir Aleksandrą. Tai tapo startu. Metai pilni mokymosi, bandymų, klaidų ir pirmųjų pergalių. Per šios metus daug skaičiau, nagrinėjau 10 įmonių, bandžiau suprasti jų finansinius rodiklius ir dabar dalinuosi tuo, ką pati taikau savo investavime. Noriu išlikti anonimiška, bet manau, kad tai nėra esmė. Svarbiausia, kokiamis įžvalgomis galime dalintis ir ką kartu išmokstam. Todėl šiame kanale daugiausia dėmesio skirsiu turiniui, o ne savo vardui ar veidui. Ir šiandien kviečiu Jus į labai įdomią temą – Top 10 S&P 500 įmonių. Šį indeksą sudaro 500 įmonių, bet vos 10 valdo daugiau nei trečdalį visos jo vertės. Pažiūrėkime, kas jie yra ir kokios gijos juos jungia, nes vienas jų sprendimas gali supurtyti visą sistemą. Šiame video pamatysite, kas sudaro šį dešimtuką ir kokie ryšiai juos jungia. Pavyzdžiui, vienas Apple sprendimas gali nušluoti milijardus iš Meta, o Nvidia sustojimas parklupdytų Microsoft, Amazon ir Google vienu metu. Ir verta žiūrėti iki galo, nes pasidalinsiu vienu klausimu, kuris man padeda įvertinti kiekvieną įmonę. Prieš keliaudami į Top 10, pirmiausia atsakykime, kas apskritai yra tas S&P 500. Tai JAV akcijų indeksas, kurį sudaro 500 didžiausių bendrovių. Nusipirkęs ETF, kuris seka šį indeksą, investuotojas vienu pirkimu gauna visą paketą. Galite įsivaizduoti kaip picą. Perki vieną didelę pizzą, o gauni 500 skirtingų gabaliukų. Atrodo labai įvairu, ar ne? Bet štai įdomus faktas. Vos 10 gabaliukų sudaro daugiau nei trečdalį visos picos. Kas lemia tokį svorį? Tai įmonių rinkos kapitalizacija. Kas ta kapitalizacija? Jų vertė biržoje apskaičiuojama padauginus akcijų skaičių iš kainos. Kuo įmonė didesnė, tuo stipriau jos akcijos pajudina visą indeksą. Ir kuo daugiau svorio jos turi, tuo labiau jų sprendimai per gijas persiduoda visam tinklui. Bet, kad suprastume, kaip šis tinklas atrodo iš vidaus, reikia pažvelgti į jį kitaip. Ne kaip į sąrašą skaičių, o kaip į gyvą struktūrą. Įsivaizduokime indeksą kaip milžinišką voratinklį. Mazgai – tai įmonės, o gijos – jų tarpusavio ryšiai. Pajudinus vieną stambų mazgą, įtampa per gijas persiduoda kitiems. S&P 500 atrodo labai platus, nes jį sudaro net 500 įmonių. Tačiau realų tinklo stabilumą šiandien daugiausiai lemia 10 didžiausių mazgų. Jos vienos savo svoriu stipriai judina visą struktūrą. Kad suprastume, kiek šis tinklas susipynęs, pažvelkime į Top 10 JAV kompanijų. Esu tikra, atpažinsite bent kelias. Aš parodysiu, kokios gijos, tiekėjai, klientai, platformos sieja kiekvieną jų su kitomis šiame dešimtuke. Štai mūsų dešimtukas. Iš pirmo žvilgsnio tai tik lentelė su pavadinimais, kainomis ir rodikliais. Tačiau už šių skaičių slypi ekonomikos tinklas, priklausomybės, dėl kurių vienos įmonės sprendimas gali paveikti kitus technologijų gigantus. Pažvelkime į jį arčiau. Kai kurios čia neparduoda pačio aukso, o kastuvus, teikia lustus, be kurių sustotų viso dirbtinio intelekto pažanga. Kiti valdo paiešką, telefonus, debesų paslaugas ar socialinius tinklus. Ir kiekviena gija šiame tinkle veda prie kitos. Dabar pažiūrėkime, kaip šis tinklas veikia iš vidaus, pradedant nuo Nvidia, šiandienos dirbtinio intelekto revoliucijos šerdies. Prieš 10 metų žaidimų grafikos kortų gamintojas. Šiandien dirbtinio intelekto revoliucijos širdis. Nvidia vertė siekia apie 4,1 trilijonų JAV dolerių. Vien duomenų centrai per ketvirtį atneša per 20 milijardų dolerių. Per pusę šios sumos duoda vos keli klientai. Analitikai vadino juos slaptaisiais klientais, bet visi įtaria, kad tai Microsoft, Amazon AWS ir Google Cloud. Keli kontraktai lemia pusę šių pajamų. Jei jie sustotų ir dirbtinio intelekto lenktynės. Net Tesla, kuri kuria savo dojo lustus, vis dar remiasi Nvidia. Tai vienas pagrindinių voratinklio mazgų, be kurio gijos pradėtų trukinėti. Prie Nvidia
norisi pridėti ir savo patirtį. Į portfelį ją įtraukiau tada, kai kaina jau buvo aukštumose. Tuo metu atrodė, kad sumokėjau per daug, bet po netokio ilgo laiko tie patys skaičiai pasirodė visai kitokie. Kas vakar atrodė brangu, šiandien jau gali atrodyti pigiai, kai kalba eina apie vieną stipriausių pasaulio technologijų įmonių. Man tai buvo priminimas, kad pirkimas per laiką, taikant Dollar Cost Average strategiją, dažnu vadinamu trumpiniu DCA, yra svarbus būdas valdyti kainos svyravimus. Ir kartu tai rodo platesnį vaizdą. Tokie mazgai kaip Nvidia ne tik valdo technologijų voratinklį, bet ir priverčia permastyti, ką iš tikrųjų reiškia brangu ar pigų investavime. O kita grandis šiame voratinklyje kompanija, kuri šios lustus paverčia visa pasaulinė skaitmeninė infrastruktūra. Tai Microsoft įmonė, kuri suformavo visą informacinių technologijų kartą. Su Windows užaugo milijardai vartotojų, o šiandien jų tikroji jėga – debesų platforma Azure. Ji valdo apie 23% pasaulinės rinkos, konkuruodama su Amazon AWS, turinčia apie 31%. Paprastai tariant, tai serverių nuomos paslauga internete. Jei esi startuolis ar pasaulinė įmonė, gali vietoj savo serverių naudotis Microsoft debesimis. Įmonės vertė apie 3,3 trilijono JAV dolerių. Partnerystė su AI atvėrė duris į dirbtinio intelekto lenktynes, o kartu Microsoft išlaiko milžiniškus stabilios grąžos šaltinius – Office, Windows, LinkedIn, Xbox. Voratinklyje tai mazgas, kuris jungia tradicinį informacinių technologijų pasaulį su naujos kartos dirbtinio intelekto ekonomika. Portfelyje Microsoft kol kas neturiu, bet ją akylai stebiu. Didelis Azure ir dirbtinio intelekto potencialas, bet ir dideli kaštai bei reguliavimo rizika. Perinam prie Apple. Mazgo, kuris savo ekosistemą keičia taisyklės visiems. Apple šiandien verta apie 3,5 trilijardus JAV dolerių. Tai viena brangiausių pasaulio įmonių. Vien iPhone kasmet atneša apie 200 milijardus dolerių. Tiek, kiek visa Coca-Cola vertė. Tačiau nors Apple atrodo kaip uždara ekosistema, jis stipriai susijusi su kitais mazgais šiame voratinklyje. Pavyzdžiui, Safari naršyklės paieška pagal nutylėjimą yra Google. Už tai Apple kasmet gauna apie 20 milijardus JAV dolerių. Broadcom teikia jiems komponentų už daugiau nei 15 milijardų dolerių per metus. Vien Apple privatumo politika iOS sistemoje nukirpo per 10 milijardų dolerių meta reklamos pajamų. Dar daugiau, Apple yra didžiausia Berkshire Hathaway portfelio pozicija, sudaranti daugiau nei 40%. Taigi, net konservatyviausia Warren Buffett imperija iš esmės priklauso nuo Apple sėkmės. Vis dėlto, pati kol kas susilaikau įtraukti Apple į savo portfelį. Nors jų finansiniai rodikliai įspūdingi, nauji produktai pastaraisiais metais neturi ankstesnės sprogstamosios jėgos. Jie daugiau atrodo kaip evoliucija, o ne revoliucija. Kartais susidaro įspūdis, kad įmonė daugiau gyvena iš esamos ekosistemos, nei kuria visiškai naujas kryptis. Todėl šiuo metu ją tik stebiu, laukiu aiškesnio ženklo, kad Apple gali atidaryti naują augimo ciklą. Technologijų voratinklyje nėra vieno centro. Net ir tokie milžinai kaip Apple glaudžiai susiję su kitais rinkos mazgais. Vienas iš jų Alphabet, vadinanti Google. Kasdien Google apdoroja per 8 milijardus paieškų. Tai skaitmeniniai vartai į pasaulį. Alphabet vertė siekia apie 2,3 trilijonus dolerių, o vien reklamos pajamos per metus viršija 175 milijardus dolerių. Be paieškos jie valdo ir Google, vieną didžiausių reklamos kanalų pasaulyje. Taip pat Google Cloud, kuris užima apie 11% pasaulio debesų rinkos. Dar vienas svarbus segmentas – Android. Ši sistema valdo apie 70% pasaulio telefonų rinkos. Tačiau ir čia Google priklausomi nuo Broadcom komponentų, o jų reklamos pajamų didelė dalis kyla iš iPhone naudotojų. Alphabet taip pat investuoja į autonominį vairavimą per Waymo, kuris konkuruoja su Tesla vizija. Voratinklyje Google yra galingas mazgas, jungiantis paiešką, telefonus, reklamą ir net transporto ateitį. Bet be Apple, Nvidia ar Broadcom jų tinklas nebūtų toks tvirtas. Apie Alphabet kalbu ne tik teoriškai. Ji buvo mano portfelyje. 2024 m. balandį, kai kaina buvo smarkiai kritusi, pasirinkau nepaprastą Google akciją, o 3x sverto aktyvą.
Tai labai rizikinga priemonė, bet tada tikėjau, kad Google stipriai atsigaus. Norėjau išnaudoti atsigavimo momentą. Snowball Analytics grafike baltas taškas žymi įsigijimo vietą, o raudonas pardavimo. Rugsėjį, pasiekus reikšmingą kainos augimą, šią svertinę poziciją uždariau su dideliu pelnu. Dabar laukiu natūralios kainos korekcijos ir planuoju grįžti prie paprastų Google akcijų, kurios daug labiau tinka ilgalaikiam investavimui. Galbūt prie šios istorijos dar bus proga sugrįžti. Beje, jei tokios investavimo istorijos įdomios, gali užsiprenumeruoti, kad nepraleistum kitų. Svarbu pasakyti, svertiniai aktyvai sudėtingi instrumentai, tinkami tik tiems, kurie puikiai supranta jų rizikas. Aleksandras iš Financial Lithuanians yra sukūręs labai gerą video šią temą. Jį bent kelis kartus verta peržiūrėti prieš apskritai svarstant tokį pasirinkimą. O dabar prie kito milžino, kuris šiame technologijų voratinklyje užima visai kitokią, bet nemažiau svarbią vietą. Jei Alphabet valdo mūsų informacijos srautą, tai Amazon mūsų prekes ir net pačius interneto pamatus. Prasidėjęs kaip internetinis knygynas, šiandien Amazon yra konglomeratas vertas apie 2,1 trilijonų JAV dolerių. Dauguma juos pažįsta dėl elektroninės prekybos, bet tikrasis pelno variklis Amazon Web Services, o trumpinys AWS. Tai debesų paslaugos padalinys, paprastai tariant, įmonės vietoje savo serverių naudojasi saugojimo vietą ir skaičiavimo pajėgumus iš Amazon. Vien ši veikla kasmet atneša per 90 milijardų JAV dolerių ir daugiau nei pusę viso pelno. AWS yra vienas iš pagrindinių interneto ramsčių. Per jį veikia Netflix, Spotify ir tūkstančiai kitų platformų. Net tokie technologijų gigantai kaip Meta dalį užduočių atlieka jų debesyje. Konkurencijoje Amazon kovoja su Microsoft Azure, kita didžiausia pasaulinė debesų paslauga. Tačiau abiejų variklis tas pats – Nvidia lustai. Voratinklyje Amazon užima ypatingą vietą. Ji vienu metu ir konkuruoja, ir maitina kitus technologijų gigantus. O vienas didžiausių šių maitintojų gigantų – įmonė, kuri sujungia ne tik mašinas, o žmonės. Tai Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp kartu per 3 milijardai žmonių kasmet. Meta įmonės vertė siekia apie 1,3 trilijonus JAV dolerių, o reklamos pajamos per 130 milijardų dolerių per metus. Tai vienas galingiausių reklamos tinklų pasaulyje. Tačiau ši galia turi silpną vietą. Kai Apple pakeitė iOS privatumą, Meta per metus neteko per 10 milijardų JAV dolerių. Jų reklamos algoritmai taip pat remiasi Nvidia lustais. Vadinasi, vienu metu kovoja su Google dėl reklamos, bet kartu priklauso nuo Apple ir Nvidia sprendimų. Dar daugiau. Meta kasmet sudegina apie 15 milijardų JAV dolerių Reality Labs padalinyje, kuris kuria virtualios realybės ir metaversiškumo ateitį. Tai rodo, kad jie bando atrasti naują giją šiame voratinklyje. Tačiau ši gija kol kas labai brangi ir neaišku, ar ji išlaikys tinklą. Šiuo metu nesu įtraukusi Meta į savo portfelį. Man tai atrodo rizikinga kryptis, bet jei jiems pavyks, ši gija gali perpiešti visą reklamos voratinklį. Ir štai priešingas kraštas tame pačiame tinkle. Įmonė, kurios beveik niekas nemato, bet be jos nesuveiktų nei socialiniai tinklai, nei debesis, nei telefonai. Tai Broadcom. Galbūt niekada nepirkote Broadcom akcijų, bet jų technologijos slypi beveik visur. iPhone telefonuose, Google serveriuose, Tesla elektromobiliuose. Vien Apple kasmet iš jų nuperka komponentų už daugiau nei 15 milijardų JAV dolerių. Tai vienas didžiausių tiekimo kontraktų technologijų pasaulyje. Įmonės vertė šiandien siekia apie 1,4 trilijonus JAV dolerių. Broadcom čipai užtikrina ryšį tarp įrenginių ir tinklų, o jų tinklo sprendimai leidžia veikti tokioms įmonėms kaip Google Cloud ar Amazon AWS. Be garsaus prekinio ženklo jie išlieka tylusis tiekėjas, be kurio nutrūktų didžioji dalis duomenų srautų. Voratinklyje Broadcom veikia kaip kraujotaka, be jų čipų nutrūktų duomenų srautai tarp įrenginių ir serverių. Ir čia verta paminėti Emilio patirtį. Broadcom buvo vienas pelningiausių jo investicijų, apie kurią jis yra kalbėjęs savo kanale. Tai dar kartą parodo, kad tylūs žaidėjai kartais atneša didesnę grąžą nei tie, kurie visada matomi pirmose antraštėse. O dabar visiškas kontrastas. Jei Broadcom, kuria nematoma šio voratinklio kraujotaka, tai kita įmonė tapo vienu ryškiausių jo veidų. Tai Tesla. Tesla šiandien vertinama apie 890 milijardų JAV dolerių.
2024 metais jie pardavė apie 1,8 milijonus automobilių, daugiau nei bet kuris kitas automobilių gamintojas, bet tikroji vizija ne automobiliai, o autonominis vairavimas. Elonas Muskas siekia, kad Tesla taptų ne automobilio, o technologijų kompanija. Tam jie treniruoja savo autopilotą milžiniškose duomenų centruose. Šiuo metu Tesla vis dar remiasi Nvidia GPU, bei jų autopiloto algoritmai neveiktų. Bet Muskas kuria nuosavą Dojo superkompiuterį ir specializuotus lustus. Jei šis projektas pavyks, Tesla taps ne tik Nvidia klientu, bet ir tiesioginiu konkurentu puslaidininkų srityje. Tesla ryšiai su kitais gigantais dar gilesni. Jų elektromobiliuose naudojami Broadcom komponentai, o dalis jų debesijos darbo krūvių vykdoma viešuose debesyse, pavyzdžiui Amazon Web Services. Tai padeda lanksčiau skalėti duomenų apdorojimą. Kitaip tariant, Tesla šiandien dar įsipainiojusi į visą voratinklį, bet kartu bando susikurti atskirą giją, kuri leistų atsiskirti nuo kitų. Voratinklyje Tesla yra unikalus mazgas, transporto įmonė, kuri meta iššūkį patiems technologijų tiekėjams. Jei jiems pavyks, gali pereiti nuo priklausomo mazgo prie nepriklausomo tinklo centro. Ir šioje vietoje noriu vėl pasidalinti savo patirtimi. Jei Google atveju svertinis aktyvas laikinai pasiteisino, pavyko įeiti žemai ir kol kas rezultatas atrodo patraukliai, tai Tesla istorija buvo visai kitokia. 2024 metais įsigijau svertinį Tesla aktyvą gana aukštą kainą, o vėliau bandžiau mažinti vidutinę kainą papildomais pirkimais žemesniuose taškuose. Snowball Analytics grafike balti taškai rodo tas pirkimo vietas. Rezultatas – nemaža suma įšaldyta, o pozicija ilgą laiką praktiškai nejuda. Tai man labai aiškiai parodė, kad svertiniai aktyvai yra labai rizikingi. Tai nėra rekomendacija, tik mano patirtis. Vienu atveju pavyko, kitu kapitalas užstrigo. Todėl prieš juos renkantis svarbu suprasti, kad net ir stipri įmonė kaip Tesla, naudojant svertą, gali tapti rimtų išbandymų. Ir štai dar kitoks kontrastas. Berkshire Hathaway – įmonė, kuri juda lėtai ir konservatyviai, bet vis tiek jau daugelį metų lenkia S&P 500. Tai rodo, kad stabilumas nebūtinai reiškia mažą grąžą. Warren Buffett imperija šiandien verta apie 880 milijardų JAV dolerių. Iš pirmo žvilgsnio tai visiškai kitas pasaulis – draudimas, geležinkeliai, energetika, baldai ir net saldainių gamyba. Tai konglomeratas, kuris dešimtmečius simbolizuoja konservatyvų investavimą į realią ekonomiką. Tačiau po paviršiumi Berkshire stipriai susijusi su technologijų voratinkliu. Didžiausia jų portfolio dalis Apple, sudaranti daugiau nei 40% visos investicijų vertės. Tai ne šiaip investicija, o vienas sėkmingiausių Buffett sprendimų per pastaruosius dešimtmečius atnešęs 10 milijardų pelno. Kitaip tariant, net pati diversifikuočiausia konservatyvi investuotojų imperija šiandien stovi ant vieno technologijų giganto pečių. Voratinklyje Berkshire atrodo kaip atskiras mazgas, bet realiai jo jungtis į Apple daro jį priklausomą nuo technologijų centro. Šios 10 įmonių sudaro daugiau nei trečdalį S&P 500. Indeksas, kuris atrodo diversifikuotas, iš tiesų remiasi vos keliomis didžiausiomis įmonėmis. Kodėl tai svarbu? Nes istorija rodo, kad net ir stipriausi indeksai gali patirti milžiniškus nuosmukius. 2008 metų krizės metu S&P 500 krito apie 57%. Ir tik 2013 metais jis grįžo į ankstesnį lygį. Investuotojams teko laukti beveik 5 metus. Ta pati koncentracija leido šiam indeksui pastarąjį dešimtmetį sparčiausiai augti iš visų pasaulio indeksų. Tai ši koncentracija ir stiprybė, ir rizika. Ką jūs manote apie tokią koncentraciją? Ar jūsų akimis ją verta tiesiog priimti kaip šio indekso kainą? Ar ieškoti būdų riziką paskirstyti? Pavyzdžiui, įtraukiant obligacijas, P2P, nekilnojamo turtą ar specifinius sektorius kitose rinkose. O gal matote dar kitų kelių? Beje, kviečiu prisijungti prie šios kelionės. Kiekvienas komentaras ar kanalo prenumerata labai motyvuoja tęsti. Kanalą galima užsiprenumeruoti paspaudus mygtuką po šiuo video, o savo mintis parašyti komentaruose. Ir galiausiai, pradžioje minėtas klausimas, kurį verta užduoti žiūrint į bet kurią įmonę. Kas yra tas vienas dalykas, kurio konkurentai negali lengvai nukopijuoti? Būtent ši savybė dažnai nulemia, ar įmonė gali laimėti ilgalaikėje perspektyvoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Labai įdomu išgirsti, kaip jūs matote šią koncentraciją. Kaip stiprybę ar kaip riziką.